Klausau. Labas. Labas. Ar su Eglutė kalbu? Aha. Eglė turbūt miegoja, ar ne? Ne. Klausyk, čia toks Mantas skambina, mes prieš pusę metų, kaip ir galiu pasakyti, turėjom reikalų, bet aš abejoju, ar tu mane prisiminsi. Mergaitės, aš tada su tavo draugiam tiesiog buvot, kaip čia pasakyti, dabar nenoriu taip net įžeis, žinai, bet tu buvai kaltinama arba tiesiog, kad vartoja alkoholį viešoje vietoje ir buvai sulaikyta ir mūsų automobilyje atsimeni, kas įvyko. Aš tiesiog po tam tikros pertraukos noriu su tavim pakalbėti, ar turi laiko. O kokie čia reikalai? Aš tiesiog noriu to priminti, ar tu nepamiršai, kas įvyko tada, ką mes šnekėjom, kaip mes sutarėm ir panašiai. Kas? Atsimenu. Atsimeni. Eglė, aš tiesiog tada negalėjau, žinai, kitaip pasielgti, nors ir taip mes gražiai pasielgėm, paleidom jūs ir nieko tai nepadarėm. Bet kažkaip, žinai, prabėgo nemažai laiko ir panašiai. Tada aš buvau su uniforma ir buvau gal toks oficialus, policininkas, nors ir jūs flirtavo ten ir apsimetinėjot kažkokiom, nežinau, mergaitėm, bet tu kažkaip man įstrigai, žinai, ir iki šiol aš kažkaip tave prisimenu ir norėjau paklausti tiesiog, kaip tu gyveni. Gerai. Aš labai pasimečiau kažkaip, nežinau. Sorry, gal ir čia, žinai, netiškai ir ne pagal darbo kodeksą. Pasižengė, nes aš numerio savo tikrai nebuvau davus. Numeris šiais laikais policininkams, žinai, tas pats. Taip, truputėlį naudojamas į savo darbą padėtimi, manau. Supranti, sakau, kartais aš taip ir pasielgiu taip gal ne pagal darbo statutą, bet atleisk man, aš tiesiog norėjau tau paskambinti ir pakalbėti su tavim. Ar tu prieš gal labai? Ne, aš nesu prieš. Eglė, nežinau, tada jūs buvote visiškai, bent jau tu, man atrodo, buvai kaip girta kaip tapkė. Ne. O tu atsimeni, ką tu kalbėjai? Aš atsimenu, aš tada esu tokia. O kodėl jūs tada prigėrėt? O, dėk. Čia nežinau, aš kažkaip neįpratusiu apie tai šnekėti. Gerai, pamirškime apie tą, kas buvo, aš tiesiog... O tu atsimeni, kuris aš dabar tas... Aš tai sakant, nelabai pamenu. Visiškai. Man labai sunku yra su vardais. Taip, mano vardas yra Marius. Taip, tai jau minėjai. Taip, Marius ir tas vaikinas, kuris, sėdėjo, galim sakyti, šalia tavęs ir kalbinau tave, bet aš neatsimenu, aš manau, kad tu neatsimeni, apie ką mes kalbėjom ir kaip visas pokalbis vyko. Aš manau, kad aš pakankamai daug atsimenu. Dėl to, kad aš visai, taip, aš buvau truputėlį išgerus, bet aš nebuvau girta. Tiesiog man dažniausiai būna gera nuotaika ir aš esu pakankamai drąsi. Kodėl tu flirtavai tada? Šiaip, tikrai nebuvo jokios minties ir nieko čia nebuvo. Bet tu supranti, tavo toks apsimestinumas man taip įstrigo gyvenimą, kad aš jau praėjus beveik pusę metų negaliu taip ramiai gyventi, žinai. Man tu visada atsiguliu į lovą, žinai, šiaip darbe važiuoju, stabdau kokį nors ten greitį viršinti žmogų arba mergaitę ir aš galvoju, kad sutiksiu tave, tu supranti? Ką tu man darai? Ai, manęs nesutiksiu, aš nevairuoju. Neturiu mašiną. Aš suprantu, bet tiesiog kaip aš jaučiuosi, supranti? Ar aš galėčiau, nežinau, tave kada nors pakviesti kavos, sutikti su tavim pakalbėti? Man tikrai kažkaip tu patikai ir aš noriu tave matyti. Yra tokia stačia, kad šiaip aš gal nebūčiau labai nieko prieš ir visą kitą. Tik tiesiog, aš turiu draugą iš tiesų. Žinau, kad tu turi draugą ir aš, ta prasme, apie tave informaciją tikrai susirinkau gan nemažą, bet... O ką žinai? Aš nenoriu kalbėti apie tai, kas man nepatinka, aš tiesiog sakau, kad man nėra problema tai, kad tu turi draugą. Aš
neturiu nei draugės, nei žmonos, bet tiesiog esu geras policininkas. Bet labai norėčiau dar sykį tave pamatyti ir nubaust. Prasme, nubaust, negalvo, kad blogąja prasme. Šiaip. Man labai įdomu, ką tu taip susirinkai apie mane ir labai kas ten nepatiko, aš širdies tokia pakankamai pavyzdingas vaikas, kaip aš pati sakau, ir tikrai neturėjo jokių juodų dėmių ir man labai netgi sudomino. Apie tavo draugą esu, ta prasme, tam tikrų faktų pririnkęs, apie tave taip, tu esi visiškai švari, galima taip pasakyti, ir vienintelis tas dalykas turbūt būtų įrašytas, kad tu buvai išgėrus, bet dėka mūsų tu išlikai švari. Tai va, bet aš nenoriu kalbėti. Pasakius, ar čia labai yra blogai, kad aš esu pilnametė, aš žinau, ką aš darau, aš atsakinga už savo veiksmus ir tai, kad aš kartais išgeriu. Tai nemanau, kad čia yra nieko blogo. Tiesiog taip aš Egle, tai susitik su manim. Negaliu, žinot. Tau tai yra ne problema, man tai yra problema. Jeigu aš turiu draugą, aš esu kažkam įsipareigojus ir atsakinga. Ir nežinau, ką susirinkai apie jį, bet aš jį pažįstu labai daug metų. O tu ištikima jam? Taip. 100%? Taip. tikrai. Ir aš pažįstu labai daug metų ir apie jis irgi yra labai geras žmogus ir jis irgi neturi jokių tokių dėmių. O tu bent jau vardą žinai? Jo vardas koks? Taip. Nežinau. O tiek daug susirinkai net vardą, neįsiaiškinai. Tai kažkaip... Egle, aš tik žinau vieną faktą, kad mes dabar kalbam tiesioginėme etery per Zip FM. Zip FM. Ei, labas! Trukdo radistai iš radio stoties Zip FM. Visą šitą ilgą laiką, kol jūs kalbėjote su Jonu, viskas buvo tiesioginiam radio etery, tai ir visi tai girdėjo, tai gali dabar perduoti linkėjimus Lietuvai, manau, buvo įdomu. Jo. Nu jo, nėra ką pridurti, ne? Tai va, čia tavo draugai atsiuntė mums visą istoriją, nežinau, draugė, draugas ar kažkas, bet sako, reikia ją šiek tiek išdurti ir kažkiek tai pavyko, tai Eglutė nesiparink, čia buvo pokštas ir gero tavo vakaro. Gerai, visą geriausią. Neliko patenkinti. Smagiai čia, Jonai, tu pavarėjai. Nepridursiu, kaip sakant, daugiau. Nepridursi. Netimsi, nepridursi. Tai va, policininkas koks.